veiksmas. Tai vadinasi, šiuo atveju tauta turi būti sukurta. Kitas klausimas, kas yra svarbiau toje kūryboje. Ir būtent tautininkai nusako, kad svarbiausia tai yra be abejo istorija. Tai čia grįžtant prie istorijos. O kas iš tikro mums toje istorijoje svarbu? Ir kuomet pažiūrė į daugelio istorikų, ypač akademinio pasaulio istorikų darbus, tai maždaug suvokimas yra toks, jie įsivaizduoja, kad tyria tą istoriją taip, kad nebijodami, kad mirę žmonės atsikels ir jiems ateis ir trenks per veidą. Už tai, ką jie čia prisako. Tai vadinasi, iš tikro, realiai, kuo giliau gilinosi tą istoriją, staiga suvokiu, kad iš tikro ta pati istorija nėra ta tik tikrovė, realybė, o yra mūsų pačių sukurta. Tai, kas mums, reiškia, primeta. Išleido naują vadovėlį ir mes pagal juos mokom vaikus, nors ten yra prirašyta daugybė nesąmonių, netgi ir faktinių ten klaidų, bet jau, reiškia, tik. Ir, sakykime, tai vėlgi, tai tada apima tokia iš vienos pusės neviltis. Tai apskritai, kam reikia knaisiotis po tą istoriją. Ir kokią aš turiu teisę kaip istorikas, ar tam, sakykime, bet kuris žmogus knaisiotis po tą istoriją. Ir staiga suvokiu, kad tai yra labai svarbu, nes praeityje visi tie, kas buvo iki mūsų, kažką tai paliko. Paliko kažkokią tai pėdsaką. Čia gražiai paminėjo galios pėdsaką. Tai yra šiuo atveju tą pačią galią kažkokią, kurią mes galime pasiimti. Bet vėlgi galią galim pasiimti tokią, kuri mus šiandien ir toliau žlugdytų. Skandintų mes galime pasimti ir galime pasimti kažką tai tokio stipraus, kuri mus vestų į tą, vėlgi dabar neiškentęs apie tą glūdėjimą privesiu, šiuo atveju mes iš tikro visada einam tuo keliu iki, yra tokia teisingai vieta, ten kur susikryžiuoja visi keliai, ten yra glūdėjimo vieta, sakykim, tokia. Ir kuomet tu eini tuo keliu, žiūri, kad tu neturi nė žemės, tai vadinasi, šiaip tai pergyventi, kad ten parduos iš tikro, aš neturiu, tai dėl manęs ar ten parduosime, ten, reiškia, pusę to žemės, vis tiek kaip aš jos neturiu ir neįsigysiu šiuo atveju, nes, sakykime, bet vėlgi kyla klausimas, ar ta, reiškia, žemė tai yra tai, kas čia materialu, ar yra kažkas daugiau. Vėlgi, tai, sakykime, ir tai, ką suvoki, kad tu iš tikro to keliu eidamas, iš tikro nieko neturi, tarsi elgeta eini, kol tas kelias pasibaigs. Ir tada ateina į pagalbą ta pati liaudiška išmintis, kuris sako, kad lietuviai neturėjo kelio dievų. Tiek daug dievų tikrai lietuviai, jie tokia patarlė buvo. Keliu dievas veda. Tai vat, reiškia, šiuo atveju į kelių visada veda Dievas ir iš to veda tikriausiai ir Vedos kilę. Taip, o šalia yra to kelio pelkė, po ją galim klaidžioti, vaikyti žalstvykslės, ten, reiškia, koks pinčiukas mus ten klaidina, kol mes vėl išeisim į tą kelią. Ir galiausiai mes vieną kartą prieisim į kai kurią į tokią vietą, kur iš tikro ta vieta, kur mes galime sustoti, reiškia, apsiraminti ir pagalvoti, kas mes esame. Tai yra tikriausiai tai ir yra glūdėjimo ta vieta. Bet toje glūdėjimo vietoje vėlgi dega keli laužai, prie kurių kelios ugnys, prie kurių galima prieiti ir prisiglausti. Šiaip tai aš asmeniškai buvau nuvarytas nuo kelių laužų, man pasakė, kad tamsta tai ne vieta, kol, reiškia, susiradau, reiškia, tokį menką lauželį, kaip čia bando kukliai įvertinti, kuris dega 25 metus ir šiuo atveju, taip sakant, kai, reiškia, panorėjau atsilyginti už tai, tai vieno dalyko paprašė šiuo atveju, tai yra papasakoti istoriją. Kadangi šiuo atveju tai istoriją turim kiekvienas
iš mūsų. Tai vadinasi, šiuo atveju vėlgi grįžtant prie to pačio lietuviškumo, dvi pagrindinės savybės, kurias aš norėčiau išskirti, iš kurios išplaukia visos mūsų blogybės ir visa kas gera. Tai yra lietuviai, arba tas pats lietuviškumas pasižymė, tai yra pakantumas, arba tarptautinis žodis tolerancija. Pakantumas tai yra mes beprotiškai pakantus viskam, dėl to mums gali, kaip sako, užlipti ir ant galvos, bet iš kitos pusės mes pirmieji Europoje. Pasaulis buvo tamsus ir žiaurus, jokio nepakantumo nebuvo. Už savo pažiūrą žmonės žudė, o mes pasakėme, kad yra vienas Dievas, bet lietuviai tiki jį pagal savo papročius, rusai pagal savo, lenkai pagal savo, Gedimino žodžiai. Tai yra, reiškia, pats tolerantiškiausias tikėjimas. Toliau antroji savybė lietuviškumo tai būtų atvirumas. Tai atvirumas, tai yra mes atviri į Dievą. Daugelis atvirą Lietuvą supranta, kaip daugelis akademikų užsivardinę šitą atviroji Lietuva. Tai yra, mums galima kišti viską, kas yra Europoje, pasaulyje, be atrankos. Apie tai, ką čia ir paskaitose savo. Šiuo atveju, tuo tarpu atvirumas yra kitoks. Atvirumas tai yra sugebėjimas pažiūrėti į pasaulį, būtent kitokiam akim, vidos akim, pamatyti, kad pasaulis yra savotiška viduje, tai yra visiškas kitoks požiūris. Ir šiuo atveju, aš manyčiau, va čia tokia bendra išvada, kad užtenka pakeisti kažką tai nors viename žmogui ir mes tikrai gausime tą norimą ar geidžiamą. Jeigu šią minutę netgi ir atrodo, kad tai yra pati juodžiausia naktis, vis tiek kažkur tai dega šviesa. Kęstutis čia, taip jūsų vardas, Kęstutis. Aš jums irgi Angela, kad vat atvedė. Gal dainuokim, deklamuokim daugiau čia. Filosofija, nu tai kam tos filosofijos tiek daug užtenka? Ir plati buvo tarsi Lietuva, daugelį žemių įgijo. Žmonės laimingi buvo ir lingi, niekur nebuvo Belgijos. Kalnai ant kalnų, o ant tų kalnų, kalnai ir maži kalneliai, kalnai ir maži kalneliai. Ten Lietuva per amžius buvo, kaip sako mūsų seneliai, kaip sako mūsų seneliai. Štai diena aukšta, naktis išgaišta, nyksta tarp prastų žmonelių. O koks mums žodis tiesą parodys, koks keliavedys ves keliu. Kalnai ant kalnų, o ant tų kalnų, kalnai ir maži kalneliai, kalnai ir maži kalneliai. Ten broliai mūsų, ten tėvai mūsų, ten gyven mūsų seneliai, ten gyven mūsų seneliai. Tai Jonas Misevičius, dar vienas istorikas ir mokytojas fizikas yra. Kiek istorikas neaišku vienu žodžiu, bet tiesiog man kalbant apie lietuvišką savastį teko atkreipti tokius žodžius, kad lietuviai tai buvo tauta, kuri klausė Dievo.
Kažkada tai man tiesiog jaunam dar kilo mintis, taip atsikėlus iš ryto, kodėl aš gyvas ir supratau tą dieną, kad aš nesu paties savęs priežastis. Ir lygiai ta visa supanti visata, vienu žodžiu, lygiai taip pat. Reiškia, mes sakom, kaip reikia kurti Lietuvą, tačiau yra iš didžiosios raidės rašomas vienas žodis - kūrėjas. Ir visi supranta, kas tai yra. Ir niekas kažkodėl tai jo neklausia ir neprašo, kokia ta Lietuva turi būti. Man labai įstrigo į mintį, kaip sakyti, tokia vienuolio. Jam Kristus apsireiškė mišių metu, sako, pasižiūrėk, ko žmonės melsdamiesi prašo. Jie visi prašo, reiškiasi, ten mašinų, tų pinigų, valdžių, galių, visokių kitokių dalykų. Bet sako, ar yra nors vienas, kuris, reiškia, prašytų išmokinti, kaip reikia mylėti. Mylėti kūrėją ir jam dėkoti už gyvybę, už visą kitą ir mylėti artimą savo. Aleksandras čia buvo užsiminęs, kad mes praktiškai turime laisvę vienu žodžiu tarnauti vienas kitam ir kūrėjai. Aiškiai, čia yra laisvė ir matyt, mes turim pereiti ten labai tokią, sakysim, žiaurę mokyklą, nes mes įsivaizduokim, reiškia, kokia turi būti žmogaus patirtis, kaip reiškia gyventi be Dievo. Pats Dievas to negali duoti. Tai yra tas pats, kaip mums dabar, reiškia, sakytų, nu tu parašyk savo gyvenimą aprašymą be paties savęs. Nes Dievas visą laiką egzistuoja. Reiškia, tu savo vardo nepaminėk, savo darbų nepaminėk, bet apie savo gyvenimą parašyk. Vadinasi, mes turime praeiti mokyklą, kaip reiškiasi gyventi be paties kūrėjo ir kokios to pasiekmės yra. Nes vaikas lygiai taip pat jam sakai, nu nekiš pirštų į ugnį, kol jisai neįkiša, netiki. Ir aš manau, kad šitas dalykas gali būti tik tai tada, kai bus beviltiška visiškai situacija, kada mes jau ne vienas į kitą, ne į visokias valdžias kreipsimės, bet atsigręšim į tą, kas yra visako priežastis. Ir va čia bus tikras tas kelias, mes jo klausim, tai viešpatie, kaip mums reikia dabar eiti. Kokia ta Lietuva turi būti, kokia ta Lietuva yra jo vizijoje, ne mūsų fantazijose, kurios yra labai stipriai nukrypę nuo reiškiasi visų šitų dalykų, kokie turėtų būti. Ir jeigu šito nebus, nu aš manau, bus pakankamai liūdnai. Ir nebusim jau susinaikinę ir ar jau pakaks tos kritinės masės, kad pradėtumėm lipti, daryti išvadas ir kažkaip. Žmogui niekas kartais neįmanoma, kurie įmanoma viskas. Bet Jonai, tik kalbi, tai liečia mus visus, tarpusavio, tavo vaikus, tavo ten dar kažką, tai čia Kiekvienas pradeda nuo savęs. Visai teisingai yra tas pasakymas, kad reiškia, kas išgelbė nors vieną sielą, tai jau reiškia nebus pražuvęs, bet pamirštam, kad ta siela tai pirmiausia esame mes patys. O ne kažkas tai kitas, pirmą pradėk savo išmok plaukti, paskui jau kitus mokink arba gelbėti. Reiškia, nes, bėda yra didžiulė, mes aiškiai matom, kad praktiškai... kritinė masė bus reikalinga vis tai. Kritinė masė su problema. Kažkaip tai pagalvojau, suprantat yra. Taip aplamai tas grūdas kažkiek tai, sakykime, buvo atsigavęs tik tai jau 22 metus, ar ne? Tai 50 metų sovietmetis kankino, grūdas blūdėjo. Jis tik gavo kažkokį laisvės gurkšnį, kažkaip tai suklestėjo. Bet toliau, dabar nežinia, koks gali būti blūdėjimas, nes dabar tai galbūt tą grūdą palaisvės galima, kaip pasakykim, kaip dabar specializuota yra. Orchidėja savo įkščiais tokiam trašam, ten, kaip dabar prieš Vėlinės, kapų žemė kažkokia, tai tik šitą kapų žemę gyvens. Tai tas grūdas, kaip sakyt, turbūt jis jau, kad tai laisvės yra, jis, kaip sakyčiau, modifikuotas. Tai šiaip, pagalvojus, gerai ir taip, bet dabar kas gavosi per 20 kelius metus, kad yra jau tas grūdas, tai dabar jis gali grūdėti, bet iš jo tikrai, kaip sakyt, duoda nešaus. Tikrai. Viskas Dievo kūrėjo rankose. Čia yra atvykęs pas mus ponas Petras Plumpa. Tai prašom, labai įdomu ir jūsų mintis yra ateitininkas ir tikrai tikintis ir Dievo žmogus. Mrakabės, tamsybininkas. Mane pravardė būdavo lageriuose, reiškia, kokia, reiškia, tavo profesija, sakau, tamsybininkas, mrakabės. Tai čia antro teistumo metu, o pirmo teistumo tai nacionalistas buvo. Ir aš atėjau pasiklausyti, net ir pakalbėti.
kadangi prieš 25 metus pasikvietė berods Algirdas Patackas paskaitų paskaityti mokykloje. Ir keletą skaičiau apie pasaulėžiūros suformavimą ir ypatingai pagrindinius principus teisingumo ir gailestingumo, kurie atrodo tarpusavy lyg ir nedera. Ir kokią tai reikšmę turi žmogaus gyvenime, gamtos gyvenime. Ir mane stebino tai, kad tuo metu tiek būdavo žmonių, keli šimtai, net sėdėdavo ant grindų tenai liuteronų bažnyčiai. Tai dabar po 25 metų kyla klausimas, kogi visą tai reiškia ta mokykla baigėsi. Mes čia aš dabar matom, kiek susirinkę. Iš vienos pusės galima pagalvoti, kad reiškia tos idėjos apmiršta, bet galimas turbūt kitas reiškinys, kad iš tos mokyklos, kaip iš židinio įsisklaidė po visą Lietuvą, po įvairias mokyklas, reiškia ratelius, būrelius ir taip toliau, jau su kitokiais šiek tiek atspalviais ir todėl tragedijos nereiktų daryti. Čia yra kaip druska, ta mokykla buvo, aš kažkada čia prieš keletą metų esu rašęs vienam leidiny, kad Sąjūdžio mokykla buvo esmingiausias Sąjūdžio reiškinys. Esmingiausias. Tai yra tos idėjos, kurios buvo toje mokykloje, turėjo būti išplatintos visoje Lietuvoje, Lietuvos švietimo sistemoje, jaunoji karta turėjo būti ugdoma ir išugdyta. Na, to neįvyko, bet tai nereiškia, kad nereikėtų toliau stengtis tą kryptim. Tai yra druska, kuri buvo koncentruota vienoje mokykloje, paskui įsibarstė po tautą, po įvairias organizacijas, net ir partijas, kai kur, reiškia, tos idėjos yra į programas įtraukta. Dabar čia liko nedaug, bet, pavyzdžiui, aš klausau Aleksandro paskaitos. Tai aš sakyčiau, kad tai yra programinė paskaita. Jos pagrindu reikėtų pradėti vystyti iš tiesų analizę mūsų tautos padėties, būklės dabartinės. Kokia padėtis yra mūsų tėvynėje ir tautoje, kokia turėtų būti arba galėtų būti. Ir kaip esame padėtį padaryti tokią, kokį galėtų ir turėtų vystyti. Šią kryptim reikėtų pradėti. Garsiau kalbėkite, aš negirdžiu. Mano balsas užkina šiek tiek. Ai, atsiprašau tada. O Aš be to, mokytoja buvus, tai žinot. aš įpratęs kalbėti tyliai, nes sovietmetį garsus kalbėjimas 10 metų buvo. Atsiprašau. Na tai būtent čia aš daug pats esu rinkęs medžiagos apie lietuvių tautos genezę, charakterą, lietuviško būdo kilmę. Niekur taip tautos arba žmonių būdas neatsiskleidžia kaip sunkiomis, ekstremaliomis sąlygomis. Ir pavyzdžiui, laisvėj gyvendamas susitinka taip atsitiktinai įvairiom aplinkybėm žmogaus nelabai gali pažinti. Bet kai patenki į kameras, į kalėjimus, ir ten pragyveni mėnesius, ir ten badas, ir pykčiai, ir šalčiai, ir lygos, ten atsiskleidžia žmogus. Ir atsiskleidžia atskirų tautų charakteriai, atsiskleidžia žmogaus, net ir tos pačios tautos, skirtingi bruožai priklausomai nuo jo religijos. Ir nuo daugelio dalykų. Tai šią temą esu rinkęs nemažai medžiagos, nes pirmą kartą patekęs į lagerius buvau labai toksai, kaip čia sakant, tautos gerbėjas, patriotas, kadangi vaikystėje partizanai pas mus atvežė knygų
nepriklausomos Lietuvos, jas visą iš žurnalų patriotinių, ten Trimitas, Policija, Karys ir įvairiausių kitų. Ir jos man suformavo labai tokį patriotinį, reiškia, nusiteikimą. Lietuvis tai, reiškia, tas pats beveik šventas žmogus, bet kai patekau į kameras, į lagerius ir pradėjau rodytis, kad anaiptol ne visi lietuviai šventi yra ir kartais kitataučiai daug geriau pasirodo, tada sukyla ambicijos. O kodėl mano mylima tauta taip elgėsi? Kodėl kiekvieną kartą kameroje, reiškia, ateina ir partizanas šnipas, ir studentas šnipas, ir tave išduoda, atsisveikindami arba susitikę kitam lagerį pasibučiuoja, kaip tikri broliai, o iš tikrųjų kaip judai. Ir tu pradedi galvoti, kodėl taip įvyksta, kur priežastis. Ašgi negaliu atsižadėti savo tautos, nes pats savęs atsižadėčiau. Ir tada pradėjau rinkti medžiagą būtent apie lietuvių elgesį įvairiausiomis sąlygomis. Galvojau išleisti knygą, bet kuo daugiau dabar eina šitą mūsų istoriją sudėtingą, problemų daugėja, tuo daugiau vis eina tos plunkių medžiagos. Ir šiandien klausau labai įdomias čia pastabos, norėčiau gauti raštų kur nors, reiškia, pastebėjimus jūsų. Čia jau naujai vidijai visų medžiagą galėsim paruošti. Tai čia labai svarbu surinkti šitą medžiagą, nes nuo tautos būdo priklauso ir problemų sprendimas. Mūsų ligos eina iš mūsų dvasios, iš mūsų charakterio. Ir koks charakteris, toks tautos ir žmogaus likimas, galima sakyti, jeigu tai likimu vadinti. Nors tikrumoje tai kelias, kuriuo žmogus pats nueina, jį pats pasiklodamas netgi. Tai todėl šią temą reikia, tegul nedidelis būrelis. Čia šiuo atveju galioja evangelinis patarimas ir padrąsinimas. Nenusigask mažas būrelis. Jeigu bus idealistai mąstantis, degantis, jie sukurs. Kažkur musulmonų girdėjau lageriuose tokį palyginimą. Reiškia, kažkoks tai mokytojas naujas religijos norėjo, reiškia, įkurti savo mokyklą ir padėti išgelbėti tautą. Ir jis pasirinko kelis tik tai mokinius. Ir kurie nori eiti jo keliu, jisai paprašė, kad ateitų į jo palapinę. Kadangi jis prieš tai buvo paskelbęs tą savo mokymą tautos išgelbėjimą, atėjo vienas jaunuolis, po kurio laiko išeina iš palapinės mokytojas su nukirsta galva. Kas dar norėtų ateiti? Kitas atėjo, trečias, ketvirtas, penktas. Ir su visais taip. Nors pasirodo, kad taip jis jų nenukirto, jis ten tik tai avelą galvą nukirtas buvo, bet tik tai vaizdavo. Bet tie 5, kurie atėjo, jie atėjo neždami savo gyvybės už tą mokymą. Ir su šitais 5 mokiniais jisai, reiškia, paveikė visą tautą. Savo mokymą išplatino į tautą. Tai čia šiuo atveju reikalingas nebūtinai didelis skaičius, bet padėtis yra tokia, kad druska turi būti sūri, ji neturi būti išdvokusi. Mielės turi būti gyvos. Žmonės turi mąstantis būti. Turėti širdį, liūto širdį, pasakyčiau. Ir čia šiuo atveju tūnojimas tam nereiškia, kad šis žmogus yra miręs arba tingus ar neveiklus. Kartais tūnojimas reiškia brendimą. Reiškia kaip alaus surūgimą. Kaip daigo, kuris nukrenta į žemę ir paskui po kiek laiko išdygsta. Vienas anksčiau, kitas vėliau. Tai šiuo atveju aš tik tai norėčiau visus padrąsinti ir paskatinti. Nusiminti nereikia, bet pagal savo galimybės, pagal patirtį
reikėtų visą tai fiksuoti, platinti. Na, žinoma, nepamirštant ryšio, nuolatinio ryšio su savo kūrėju. Nes mes atėjom iš kažkur ir kažkur einame. Jeigu šitą mes prarasim ryšį, tai mūsų pastangos gali būti bevaisės arba labai silpnos. Taip atsitiko su mano draugais. Pirmo, teistumo metu, to patriotinio, ten mūsų 8 buvo, paskui lageriuose daug buvo jaunimo iki 61 metų. Kiekviename lageryje buvo lietuvių jaunimo moksleivių, studentų, patriotiškai nusiteikę. Aš jau pats čia Kaune vėliavą kėliau pačiam aukščiausiam Lietuvos taške, 80 metrų aukštį, kad jokio okupanto vėliava nebūtų aukštesnė. Kurioje tokia? Kamera Petrašiūnų, dabar taip stovi tas kameras. Bet po kiek laiko, kai mes buvom priesaiką davę visi, lapkričio 14-57, ir kitų organizacijų, kurios ten buvo, ten lietuvių nemažai buvo jaunimo. Vėliau į lagerius negrįžo nei vienas, aš vienas tik tai antrą kartą patekau. Todėl, kad užmezgiau ryšį jau su dievybė. Iš jos semiesi, nes tuo metu, pavyzdžiui, išeiti į pogrindį, na tai kvailys galėjo tai daryti, tai visiškai neprotinga buvo. Tam turėjo būti, reiškia, kažkokia jėga stiprinti, aš nenoriu kalbėti plačiau, nes tai labai įdomi istorija. Bet tos vizijos, kurios nuo vaikystės lydėjo, jos, reiškia, vedė tam tikrą kryptim. Aš manyčiau, visą mūsų tautą veda. Reiškia, yra tam tikros jėgos, bet jeigu atsiranda pakankamai žmonių, kurie pasinaudoja iš laimingesnio daug pasaulio, jos nešus vaisių ir gėlių. Ten daug skaistesnė šviečia saulė ir sodų ir laukų žalių. Ačiū. Na ir mes dar vieną istoriką turim, bet pasiliksim, mes norim įterpti tapytoją. Visai kitokio mąstymo nuostabius kūrė darbus, kitokiai. Per meno pasaulį, per baltų raštus, tai galbūt va, Virginijų Kašinską pakalbinsim. Netikėtai mane čia Eglė išprovokavo. Aš netėjau čia nusiteikęs, ką nors kalbėti. Ir aš labai su įdomumu išklausiausi čia gerbiamo Aleksandro ir ką tik kalbėjusio visas mintis ir visų kitų. Tai kažkaip tai, kada kasdien klausai įsijungi, nereikia net įsijungti tą žiniasklaidą visą pro visas ausis lenda į pro visas pusės į galvą visokiais būdais, arba perskaitė apie tą. Prie to labai daug mums, aš net įvardinčiau, tokio priverstinio primesto pesimizmo, tokio nuostatos labai. O kaip pergalvojau mūsų tautos likimą ir aš taip kažkodėl tokia turiu vieną mintį, žmonių planai mūsų tautos atžvilgiu, aš nemanau, kad yra patys geriausi. Ir net mūsų pačių tautiečių arba kitų. Bet aš turiu viltį, kad žmonių planai nesutaps su Dievo planais. Tai tada bus gerai. Ir ta viltis mane taip ir palaiko. O toliau tai aš esu daugiau gal, nors matydamas visas tas mūsų problemas ir jausdamas jas, aš daugiau esu gal optimistas tame, kad matau ir daug teigiamų dalykų, apie kuriuos paprastai nerašo, nekalba, nenurodo žiniasklaida ir visa kita. Ir dažnai mes patys nemėgstam įvardinti to. Kas sakyčiau, ir tas pats šis atvejas ir vakar, kada buvau Karininkų Ramovėj, minėjimas buvo
nu, kaip čia, salė buvo, kaip pasižiūrėjau, man pasirodė, kad jau pilna salė buvo žmonių ir šiandien čia tie. Tai nėra abejingų dar Lietuvos likimui ir tam, kas čia vyksta. Ir tikrai tarybiniais laikais, sovietiniai sistemoje, aš daugiau kalbant į kultūrą pasuksiu, mūsų tą tradicinę kultūrą, tai buvo, kaip sakau, visą laiką buvo šienaujama jinai. Tai buvo pjaunama žemai iki žemės arba su, kaip sakyčiau, nesavotiškais kaip asfaltą, kad asfaltuoja su plentfoliu lyginama, užasfaltuojama, bet ką jie nedarydavo tais laikais, vis vien, kaip ta gėlė pavasarį asfaltą pakelia mūsų tradicinė kultūra ir gėlė išauga pro patį tą asfaltą. Ir dabar per paskutinius 25 metus, kada mūsų, taip sakyčiau, agresyviai nešienauja, nors dabar yra irgi visokių kitokių būdų, kaip sakant, papiloto dusto, visokio kitokio, bet nėra taip agresyviai viešai naikinama ir šienaujama. Tai aš matau daug požymų mūsų subujojimo, tų tokių išdygo labai daug, tų naujų žiedų, naujų gėlių, jos nėra naujos, tai yra senosios, pramušo tą asfaltą, pramušo tos apleistose dirvonuose. Net savotiškai, kada kaime matai tokį palyginimą, tą dirvoną, kuris buvo lygiai šienaujamas ir jame gražiai vieni dobiliukai augo. Ir tai visas kolūkis džiaugiasi ir visiems buvo gerai, tai kažkam tai. Bet dabar, kai tą pievą apleido, jinai pražydo tiek žiedų, tiek gėlių, tame tarpe ir usinių, ir ramunių, ir visokių. Tiesiog yra nuostabi gausa ir tai mūsų kultūroje tas pats, sakyčiau, yra to atsigavimo. Ir labai daug požymų matau ir atsisukimas į protėvių kultūras, į tradicijas, atsisukimas į papročius, gilinimas į savo kalbą. Skaičiau, net paskelbėm šitą tarimų metus, prisiminėm tarmes. Tik 50 metų apie tai net nekalbėjom, kad buvo tarmes. Žemaitijai pats augau, mokytojas klasėje kalbėjo bendrinę kalbą, per pertrauką išeina kalba žemaitiškai. Suprantat, gavosi toks, ir dabar tai jau bent yra, kada knygynuose matau knygas, išėjo daug žodynų jau naujų, įvairių tarmių, įvairių regionų, tyrinėjimai vyksta, bet, sakyčiau, mano, taip kaip čia gal tos godumas toksai, noras, kad tai būtų valstybė daugiau dėmesio skirtų, visą tai būtų atliekama 10 kartų ar 100 kartų daugiau ir skiriama tam pinigų, ir ne tik pinigų, bet ir tų tam tikrų mūsų dvasinių galių, sakykime, jaunimo, kuris pasuktų į tą pusę. Taip, kad yra daug gražių dalykų, kurie dabar bujoja ir žinot, kada ta pieva, toj pievoje auga, ten žolynos pradėjo augti, pražydo daug gėlių, ten ir pasisodino kažkokie medeliai. 25 medžiai tai nėra daug. Išaugs, aš tikiu, kad tų naujų medžių viskas bus gerai. Ar Gintarai, ką nors sakysi? Ne, gal aš... Gerai, bet žinot, vyrai kalba, labai norėčiau pakalbinti ir moteris. Ir aš labai prašyčiau neįsiskirstyti. Eisime į palėpę pas bildukus ir kaukučius, tas aitvarus, kur atnešė visą lobį. Laukia mūsų arbata mėtų, tikrai iš Žemaitijos, iš Vindašinės. Ir tikrai prašau, nei vieno jūs neįsiskirstyti. Gerai? Gerai. Bet dar, kol esam tokioj būsenoj prie šito ąžuolo, žiūrėkit, protėviai. Ir Latvija, ir gal čia Kuršiai, Jotvingiai, Nadrūviai, Vartai, tikriausiai prie visi šito medžio, ne tik lietuviai, susibūrė prie tos degančios amžinos ugnies. Labai nuostabu čia būti. Ir galvočiau, aš norėjau Rasa pasakytum porą žodžių. Kaip tu jauties čia atėjus? Mūsų vidijos, mūsų siela, mūsų nematoma bitelė, į kojus sunešus viską, kuri leido mūsų 10 numerių vidijos. Ir dabar yra virtualioj erdvėj, visas paskaitos užfiksuotos ir padėta galima pasiskaityti. Eglutė, aš esu sėdėtoja, aš esu nekalbėtoja. Nu ką aš galiu pasakyti, aš iš tikrųjų esu optimistė. Man labai tiko tai, ką Jonas pasakė, man vis prisimenu
tą užrašą pakutovenas ant marškinėlių, kur jaunimėlis neša, kad Dievas pirmoje vietoje, visa kita savo vietoje. Tai va, kai mes, jeigu išlaikom Dievą pirmoje vietoje, o aš tikiu, kad tų išlaikančių Dievą pirmoje vietoje, kaip buvo, kaip yra šiandien, taip ir bus rytoj, tai aš vis tiek tikiu, kad bus gerai, kad mes nepražūsim. Aš žinau, kad yra labai gražių šeimų. Na, va taip įsivaizduoju tą viziją, va centras, ašis Dievas. Po to yra šeima ir po to yra tauta. Tai va, jeigu mes tikrai turėsim toj ašį Dievą ir jeigu mes išlaikysim šeimą. Na, aš daugiau nieko negaliu kito. Aš ne karys, čia va vyrai kalbėjo, kaip pasiruošę paimti kalaviją ir iškovoti mums gražią Lietuvą. Ir šlovė Dievui už tos vyrus, kurie tą daro, kurie galbūt mus apgins arba kurie nugalės blogį vyriškų būdų. Bet moteris gali sėdėti prie židinio, jinai gali pagimdyti vaikus, jinai juos gali vėl užauginti motinomis ir galbūt kariais. Va, tai aš iki tos vietos. Aš dabar pagalvoju, kad jau mano gyvenimas irgi eina į antrą pusę ir ką aš padariau, tai aš iki tautos neatėjau. Aš dėkoju Dievui, kad galėjau būti greta jo, su juo. Aš tikrai esu ir kad turiu šeimą tokią, dėl kurios man negėda. Tai tiek. Va, tas trimituojantis angelas atsiranda ir kviečia jūs abu su šeima kartu. Ir labai džiaugiamės, kad grįžo mūsų šeimos nariai. Ir kadangi mes eisim to jau smėto arbatos, tai dar mes norim išgirsti ir jūsų čia žodį, nes kalbėjom apie Lietuvą, apie glūdėjimą toj Lietuvoje, ar mes galim išlikti ir kaip Petras sakė, jisai prakentėjęs tą visą, bet kai yra Dievas, kuris veda, esam tuo keliu, mes sugrįžtam, mes tuo dalinamės ir laukiam taip pat vis, kas ateitų kurstyti šitą mūsų židinį, kur jos moteris saugo ir irgi tikriausiai kviečia vyrus ir savo vaikus prie tos ugnies. Tai dabar Algirdai grįžo ir mes laukiam, galbūt jie dar irgi nori, ką nors mums pasakyti. Aš galiu pasakyti vieną žodį. Gerai. Mano tėvelis buvo caro kareivis Peterburge. Ir jisai, aš baigiau 2 institutus. Kaip aš baigiau? Mano brolis su Adamkum draugai. Jie baigė kartu Eichstätte gimnaziją Vokietijoje. Aš parašiau, kad tėvelis buvo revoliucionierius. Tai tėtė buvo eigulys, šaulys, jis skaitė trimitai ir mūsų gyrės. Tai jis labai supyko, mama sako, tylak tavai, Sibirą neveš. Tai va, baigiau 2 institutus, reikia visur gudrumo. Aš labai gerai pliumpą prisimenu. Labai dėkui. Saudarga, ar išėjo Saudargas jau? Atėjo. Labai malonu. Ir mes ten atgimime, tikrai kiek buvo gera, kad tikrai verkt noris, tikrai noris verkti. Iš gerumo, kaip buvo gera. Jeigu Lietuva domėsis tautosaka, etnografija, liaudies dainom, Lietuva neišnyks. Jeigu mes vaikus įtrauksim į etnokultūrą, jeigu vaikai pieš, dainuos, deklamuos ir liaudies užsiims tautosaką, tikrai neišvažiuos iš Lietuvos, tikrai. O jeigu šito nebus, tai tada tikrai. O jeigu mes aukso veršį garbinsim, tai tikrai šitas. Ir jeigu mūsų parlamentarai ir mūsų valdininkai algas dar kelsis savo su patarėjais, tai tada bus blogai tikrai. Ne, blogai nebus tikrai, bet sunku bus. Ačiū, Emilija. Va, tegu saugo jūs angelai. Pabėgė biškis
taip sėdėdami. Galim sėdėti. Nu, kaip čia geriau, kaip patogiau. Ačiū, kad esat, kad klūdit taip ilgai iš to sąjūdžio laikų, visada miela pasibūti. Aš čia taip retai buvau keletą kartų sūtęs, mažokai pasitaiko. Tai va, prie tos padėkos, gal dvi tokias dovanėlės jums teiksiu, žodinės. Gal kas jas turit kišenėje, žinot, o kiti gal nežinot. Viena tokia, tai nežinau, ar žinot, ko mitulys nuo meitelio skiriasi. Ar teko kas nors. Nu va, tai va, tiesiog lietuvių kalba, jau čia kalbėta buvo, sakyta, iš tiesų tokia yra, kad nedidelis niuansas, kiltis, ar priegaiga, balsinis tas akalas. Iš tiesų čia su metais susieta, netgi tam tikrą prasme net italai yra su to susieti, nes italų vardas yra nuo vitulis kilęs. Vituliai, tada taip pat būtų veršiukai metiniai. Reiškia, jie ten ganydavo tos veršiukus, matyt, graikai jos pamatė, kada ten labiau kultūringai atsikėlė į Italiją, jos vadino vituliais arba italais, iš to paliko, sakysim. Tai pas mus yra meiteliai, kurie metų gyvulėliai, nušeria ir skerdžia ir valgo. Ir su maistus siejasi, maitinti ir mitulys. Tas meitelis. Bet mitulys yra kas kita, aš nežinau, kodėl taip atsiradęs, tas, kuris maitina, yra toks vienas žodis, nežinau, ką tekos, kaip sakant, įteikiu jums, pasiimkite žodyną ir džiaukitės ir mėgaukitės, nes viskas žodynė yra, viskas tas yra iš mūsų didžiajam 20 tomo lietuvių kalbos žodynė. Mitulys tai yra pliauska, malka, medžio pliauska, kuri buvo dedama į židinį, pelenais apiberiama žaryjomis, kad išlaikytų ugnį per naktį. Tai yra tokie sakiniai, alksnio berods, taip tinkamas būdavo medis, kad pasakyta viskas, ką skaičiau žodynį. Tai, sakoma, vaikai, eikit mitulę nešti, kad neužgestų, tas brangus buvo, ugnis buvo brangi, kad vėl kitą dieną jau turėti tą mitulį. Tai mitulys, reiškia, būtent tai yra ta malka, kuri tarp rusenančių žaryjų išlaiko šilumą, išlaiko, kad paskui gali papūtęs nesunkiai įkurti šitą ugnį jau kitą dieną ir kitai dienai gyventi. Tai šitą, tai tas glūdėjimas ir ta tokia struktūra nedidelė pliauskelė, jis ir yra, ir reiškia, galim čia, sakysim, šitam susibūrimui suteikti mitulio titulo, pavyzdžiui, ar kaip čia, reiškia, tai yra stiprų kultūros mitulys, kuris tą atrodytų pelenais žadymo bektą išlaiko, iš kurio visada galima ir liepsną išgauti. Ir dar vienas dalykas, va, Aleksandras, mes čia praveidom gabalą su Algiu, bet pradžioje, kiek girdėjom, kiek sakė apie tėvynę Vydūno ir tėvyniškumą, tėvynės ilgesį. Mes irgi nenaudojam, man tas baisiai gaila, kad tame yra didelis turinys ir, pasakyčiau, mokslinis, nes dabar apie tautą, kad rašo, ten labai rašo vienpusiškai. Maceina rašo, kad viskas sudėjo į vietas, yra ta, reiškia, tokia tauta bendruomeninė pusė, yra ir ta tokia išorinė pusė, ir ta vidinio ilgesio pusė. Tas pas mus yra vienam žodį, tas pas žodis yra tauta. Aš nežinau, teko vadinti žodyną ir žinot, kas reiškia tausti, kad yra du žodžiai. Ar kas teko susidurti, nežinau, kas. Tai vat irgi atiduodu jums pasivadinti, pasiskaityti. Dabar prieinamas internete, bet kur namuose. Yra du žodžiai labai švelniai besiskiriantis vėlgi. Tausti, tas bendratis dažnai duodama žodynė, ta bendratis, bet tai yra vartojama bendratis.
minint žodį, rašte surašyta, bet tada žodinė tie du žodžiai yra, bet jie savo sklaidoj yra kiti, vienas švelnus, vienas toks rūpesnis, nes tausti, tausta, tauto, reiškia asmenuojasi, o kitas yra tausti, taučia, tauti. Tai va, šito dėja yra beveik neišlikę, bet jį galima iš žodyno atkurti, nes neišlikę sakinių, žinot, tos visumos, kaip yra, bet galima atkurti pagal tą, kaip yra parašyta mūsų. Todėl, kad jie skiriasi kaip, reiškia, taučia ir tauta, kaip daiktavardis padarytas. Tai tautos irgi tada yra dvi, jos nėra duota kita, bet ją galima atkurti, reiškia, kaip antrą daiktavardį, reiškia, tauta kaip bendruomenė, yra visuma, ir tauta kaip žodis traukti, trauka, tai tausti tauta, bet tausti taučia, tauti, tai iš jo yra tauta padaroma, reiškia, tai yra trauka, kadangi, mes vartojam, dėja, jau esam praradę šitą bendruomenę, praradę yra žodynė, yra paliudyta, esam praradę, mes vartojam, pavyzdžiui, prancūzišką žodį, graikiškos kilmės nostalgija. Reiškia, tai yra faktiškai medicininis terminas, skausmas, tai savų namų skausmas. Jisai, beje, irgi įdomu jau yra kilmė šito žodžio, jisai koks vokiečių, gal tų pačių šveicarų vokiškas, reiškia, gydytojas, jisai jį pritaikė šveicarų samdiniams. Žinot, šveicarai neutrali šalis, bet jin už tai moka, bent istoriškai, dabar kiti laikai galbūt, laikrodis gana kitokius dalykus, bankus turi, bet tada anais laikais tokia laisvė gilinti tauta iš skirtingų kalbų susidėjusi, ir vokiškai šneka, ir prancūziškai, ir itališkai, kai kuriuose vietose kalnų apsupta, jie ten savo laikosi, bet jie būdavo daug duoda, reiškia, padarydavo sutartis visokias, bet duodavo į samdinius savo jaunimą, nes daug šveicarų samdinių. Vatikano armija, žinot, irgi yra šveicarų armija. Tai to paties palikimas dar su gražiais rūmais, per puošniais tokiais Mikelandžio, kada būna, tai, reiškia, jie tarnaudavo. Ir štai pastebėjo, būna, kad tas šveicarų samdinys, jaunas kareivukas, jisai susirga, susirga, guli, viskas, ir mirties atveju yra užfiksuota, užskaitytų kaip insultas, gal ar kas, kaip tai žmogus ir numiršta. Ir tas gydytojas įsiaiškino, kad jie serga iš ilgesio. Jiems drausdavo dainuoti dainas šveicarų liaudės. Drausdavo, tai kad jie išgirsdavo tik savo tas, arba tas karvės ragelis, žinote, operose, kokiose yra išdainuota, aprašyta kompozitorė, jeigu jie tą išgirsta, jis susirga, jis nepakelia šito skausmingo nostalgijos, tada jiem pritaikė šitą vardą nostalgiją. Po to jisai tapo tokiu bendriniu žodžiu, prancūzišku, per prancūzų kalbą, atėjo į lietuvių kalbą. Mes turim savo žodį, tauta yra ta trauka. O tauta, nuo kito žodžio tausti, tai yra, kada peržengiama yra riba, kada nutaustama. Kad tausta, tai tolsta. Kad yra žodynė, va šitų žodžių yra. Ir jūs rasit, kad nutautęs ėriukas nuo savo motinos arba nuo bandos. Jis yra nutautęs. Nutautęs, jis atsiskyręs nuo bendruomenės, nuo bendrumos. O šitą O tausti taučia, tai reiškia traukti į centrą vėl į vidų. Tai yra visa filosofija tautos, padėta kaip ant delno mūsų kalboj, tik tai šiek tiek užnešta pelenais ir neatkasta dar nepaaiškinta. Iki galo manau, kad mums reikia tuose baruose irgi darbuotis, nes ką Būga pradėjo, iš tikrųjų reikėjo mūsų kalbą perkelt į raštą, turim žodyną milžinišką, tikrai paminklą, akademinį žodyną, bet tai yra epocha, kurią mes jau baigiam peržengti, tai yra vadinamoji Gutenbergo epocha.
turėtume nei gramatikų, nei žodynų, nei ko tai nebūtų. Būtų kita bendruomenė, kuri buvo kadaise, žodinė ta bendruomenė, va, kuri ten glūdėjo kažkur, tai tebeglūdėjo dabar čia mumyse, bet mes jau turime tas išorinės formas, reikės palaikyti, nes jas neatsirėmė, neturėsim nei mokyklų, nei aukštų mokyklų, neturėsim nei išsilavinimo, nei ryšio su pasauliu neturėsim. Tai dabar dėja ateina, nežinau, bet ateina technologijos, į kurias kalba turės būti perkelta visa. Todėl, kad mums užteko abecėlės. Pažiūrėkit, kas darosi net su abecėlė, kada knygnešėjai į katurgą eidavo vien dėl to, kad norėjo įbrukti ir pakeisti abecėlę. Iš tikrųjų norėjo tautą atskirti nuo technologijų. Pažiūrėkit, kokie moderniški dalykai. Tautą norėjo caras atskirti nuo technologijų, nes raštas yra technologija. Bet ta technologija, kur davė knygą, kur reiškia, žmogaus dvasia užvaldė šitas technologijas. Ir mes turim knygą, turim poeziją, be knygos, žiūrėkime, turėtume ką išdainavę būtume. Bet, reiškia, tas jau nebepajėgia išdainuoti, nebelieka atminties, jau yra knygose. Tai dabar tas technologijas bus perkelta visa kalba. Ir jeigu ta kalba nebus perkelta, kiek mes galime ją išsiaiškinti visus pačius subtiliausius niuansus, tai jinai neišgyvens tikrai. O be technologijų mes būsim neraštinga tauta. Dabar įsivaizduoju, būtume neraštinga tauta, randa neraštingas tautas, kuris yra visavertės, kurios Amazonijos džiunglėse dar randa tautelį. Jinai yra visavertė, jie turi unikalią kalbą, visavertę kalbą. Su ją kartais jie žino šimtus ir tūkstančių pavadinimų ten savo kiekvienos žolelės, reiškia tiek išvardyti. Bet jie, norėdami tapti pasaulio bendrijos nariai, jie turi, suprantate, jie turi sukurti mokyklą, sukurti terminus, sukurti prieigą prie pačios aukštosios kultūros. Ir jie iš tikrųjų miršta. Tos tautelės, jų kalba ir kultūra išmiršta. Todėl, kad jie yra neraštingi, kurie spėjo tapti raštingais. Tai mūsų tauta iš tikrųjų padarė žygdarbį prieš karą per 20 metų. Per 20 metų buvo sukurtos mokyklos, terminologijos, prieigos. Ir pažiūrėkite, tie sovietai, tai ką jie buvo geresni už carą, nebuvo jie geresni, jie subtilesni, gudresni buvo, bet jie nepajėgė. Visos mūsų aukštosios mokyklos dėstė gimtąją kalbą. Kažkaip mes užmirštam šitą. Ir kodėl mes tą užmirštam? Juk jeigu nebūtų dėstytojų, terminų, vadovėlių parašyta, būtų vis tiek dėstę rusiškai ar kaip tos kitai. O dabar yra kiti dalykai. Švedijoje fizikai nebemoka, koks nors įdomybė, čia kokios žvaigždės atskrenda, žinot, reikia tautą išaiškinti per televizorių normaliais, paprastais žodžiais švediškais. Kas ten yra per dalykai fizikoje, tarkim, jis tik angliškai moka. Nes jie jau yra atitrūkę, nes ten geriau verslas darosi, geriau reiškia mokslas, geriau pasiekimai yra ir jie ten nori, jie praranda. Aukštai mokslą pradeda prarasti švedai. Tai vat ir mums tokie dalykai yra, tokie iššūkiai yra, todėl mums reikia, žinot, nebeužtenka mums įtų. Mums jau reikia pūsti dvasiai tas žadėlės, mums reikia jau ugnies pasišildyti, jau reikia plėtotis. Ir nėra tai blogai, kaip čia, kad sakė. Todėl, kad viskas yra čia. Daug žmonių, daug jaunų žmonių, jie iš tikrųjų, jie turi tas žiežirbas. Tiesiog jie pasimetę, jie blaškosi po pasaulį. Tai vat reikia plėsti tą. Galbūt tam reikia laiko, atsiprašau, įsišnekėjau. Ilgai užsižėgui. Algirdai, čia va pasivedžiavimai. Ačiū. Mane išmokė žiupsnytė sodus gaminti, esu padavęs ir pardavęs, kad jų pamūkiai už mėnesį 80 rublių. Man pasipirkti šito, taip kad ir prie liaudės kultūrą šiek tiek. Bet dabar jau senai nesu padavęs. Tai gerai, tai pasigardžiavimui mūsų čia paskutinis galbūt. Gerai, sėdėdami kalbam visi. Vargė, tai aš trumpai gal keletą tokių. Irgi kaip Algirdas čia pradėjo apie medį, tai aš irgi apie medį prisiminkim tokį seną, man atrodo, Respublikoje buvo toks įvaizdis lietuviškos kultūros vieta. Jeigu mes padarysim medžių skerspjūvį, ten rasim ką pirmiausia šerdį, paskui tą medienos sluoksnį, kuris yra pats vertingiausias, tai yra medžio kūnas, sakykim. Toliau, reiškia, yra žievė,
tačiau tarp žievės ir medienos yra toks keistas sluoksnis. Sunkiai apčiuopiamas, jis vadinasi brazdas. Tas pats žodis brazdas yra gan irgi toks paslaptingas. Aš taip žiūrėčiau, kad jis turi ryšį su veiksmažodžiu bręsti, ko gero. Bet galbūt yra ir dar kaip nors kitaip. Na ir jeigu labai paprastai mes pavasarį nulūkim medžio žievę ir ten rasim kažką tokio slidaus ir kažkas tokio, jo, reiškia, iki medienos dar kažkoks toks sluoksnelis yra toks kaip kažkas šlapas, slidaus, tai ir yra brazdas, jis labai plonas, tačiau jis yra medžiai būtinas. Jeigu nebūtų brazdo, tai tada medis, jeigu atsitinka taip, kad tas brazdas žuvo, tai žuvo ir medis. Tai va tas brazdas, tai yra jo būtent tuo sluoksneliu vyksta visa medžiagų apykaita, iš žemės eina visokios sultys ir kitos maistingos medžiagos. Ir brazdo energija dalinasi į dvi dalis. Viena augina medieną, o kita dalis sueina į žievę. Žievė yra būtina, nes apsaugo medį nuo saulės spindulių, nuo šalčio. O dalis energijos eina į medieną, auga mediena, medžio kūnas auga, didėja. Tai lietuviška kultūra yra būtent tas brazdas, tai yra esmės kultūra. Na ir ką dar būtų galima iš to pavyzdžio pasimokyti, kad jis yra beveik neapčiuopiamas, tai yra visiškai visas kitas medžio dalis labai aiškios, mediena yra mediena, širdis yra širdis, žievė yra žievė, galima pačiupinėti, o tos brazdas lyg ir yra, lyg ir jo nėra, reiškia, jis toks kaip ir nesimato visiškai. Tai yra esmės kategorija. Tai vat mes esame, mūsų kultūros didžiausias didysis slėpinys yra ta brazdo funkcija. Europos kultūrai, Indoeuropos kultūrai mes esame tas brazdas ir esame atsakingi. Ne tik prieš save, ne tik prieš savo savastį, kad išlaikyti savo savastį, tada savasties išlaikymai yra kažkoks tai ašešėlis ir egoizmo. Sakykime, aš čia išliksiu, o kaip ten kiti, tai tegul kiekvienas su savo savastim ten dorojasi. Tarsi, aš gal čia padidinu, bet savastis tai yra savo. Bet mes turime ir priedermę išlaikyti šitos dalykus ir dėl kitų. Nes jeigu Indoeuropa, kuri dabar, Europoje beveik visos tautos yra indoeuropiečiai, išskyrus ten gal baskus ar dar ten porą retesnių tautybių, tai jeigu praras šitą brazdą, tai yra Lietuva, tai yra mes nesugebėsime šito dalykų kažkaip padaryti jos gyvais, išlaikyti jos gyvais, tai mes netliksime, kaip kiekviena tauta yra Dievo idėja. Ir jie turi tą idėją vykdyti, ir jos nevykdo, yra baudžiama. Taip. Tai šitas, štai mes negalėtume užmiršti ir tokio, tarptautinio, mūsų atsakomybės kitų tautų, kitų kultūrų atžvilgių. Čia Alvydas kalbėjo apie žodžius, jis ten dirba labai svarbų, reikšmingą darbą. Europarlamente nesėdi už dyką, ten kažkokį tai gauna, reiškia, ten juos finansuoja, tai jis visą tą pinigų energiją yra nukreipęs į mūsų kalbos, į būtinimą naujomis sąlygomis, jau nebe Gutenbergo civilizacijos, nebe spausdinimų, bet jau visai kitos civilizacijos, Google civilizacijos. Ir nelabai daug žmonių yra, kurie jį supranta. Jis praktiškai yra vienas, reiškia, ko gero, bet jau Lietuvoje jam, jis neturi pašnekovų, nesu ko pašnekėti. Pradininkai visi šito religinio sąjūdžio dėl kalbos, tai yra va čia, jūs esat, mes visi esam, mes, kurie pradėjom tos kalbos dalykus sujudinti. Taip, kad tą, ką mes darom ir kad mes esam, tai nėra vien tik mes patys savo, bet ir kitiems. Aš turbūt to norėčiau baigti. Tai daugybė iššūkių,
nereikia verkšlenti, niekad nebus, kad nebūtų tų iššūkių, kad, sakysim, vienas atsiras kiti ir taip toliau. Tačiau aš manau, kad Lietuva yra amžinas dalykas, yra kažkas lietuvių amžino, nes čia nėra koks nors, kaip čia labai lengvai vardinti, daug kas apie savo tautą kėlė ant šakių, Mickevičius savo, Adomas Mickevičius savo Lenkų tautos piligrimystės knygose, jau tas paskutinis veikalas, tai ten bandė Lenkus prilyginti Jėzui Kristui, kurie tauta, kurie ant kryžiaus kenčia už visą Europą. Tai tokie dar rizikingi savo tautos mesenistiniai, reiškia, išvedžiojimai, jie gana pavojingi. Ir aš nenorėčiau, kad tai būtų suprasta kaip kažkokia mesenizmo atmaina, reiškia, tas požiūris. Bet jis yra ir mes, reiškia, neužsidarykim savyje. Suvokim, kad tai, ką mes darom, visos tos rasos, visi tie brazdai, kurias mes čia iš savęs išspaudėm, tai jie yra labai reikalingi visiems, mažiausiai Europai, o ko gero, ir visai žmonėje yra kažkas tokio, toks sakė Aleksandras Viltis, ir kitos tautos ir kultūros ir kitus iššūkius, labai didelis irgi, bet šiaip būti lietuviu yra labai sudėtinga šiais laikais. Būti daug labai paprasta. Tai yra, esi kažkieno tai dalis. Mes nesame niekieno dalis, mes esame patys savyje. Patys savo, mes esame ten labai gal sunkiai žiūrimas, bet reiškinys į nieką nepanašus. Ir va čia tie gaudėjimai Vaižganto, ką atliko gaudėjimo pajėgą Vaižganto, aš manau, vertėtų dar kartą čia mums susirinkti ir gerai išnagrinėti. Nes aš tiesiai pasakysiu, ką mes per 30 metų čia visi bendrai darėm, tos knygos, ar virsmų knyga ir dabar paskutiniam šiais mano knyga čia spaustuvės prieigėsi, vadėsi Lietuva. Tai Vaižgantas pasakė per pusę puslapį. Iš tikrųjų mes tik plėtojom, patys nelabai žinodami, patys tik plėtojom. Gaudėjimo pareiga, ji turėtų būti visose krestomatijose ir išrašyta Seime šalia Konstitucijos ant sienos didelėmis raidėmis. Vaižganto genialumas kažkaip koncentravosi būtent į šitą tekstą. Va, ten yra viskas pasakyta, ten nieko nereikia pridėti, viskas pasakyta labai paprastai ir vaikaitiškai. Glūdi ten, kur radosi, glūdi ten, kur radosi. Šitas įsėdas iš esminės. Tai trumpai būtų tiek, gal aš daug. Man kaip motinai iš tikrųjų yra skaudu, nes pasaka baigėsi, kad medžiais paverčiami 4 vaikai. Ir viskas, ir pasaka baigta. Uždavėt labai tokią įdomią temą. Mano tai knygoje, kur čia turėtų pasirodyti, yra trumpas tekstelis su tokiu nusigailėjimu gale. Eglė Žalčių karalienė yra, ten yra mūsų vienas iš tokių šedevrų, gana neiššifruotas dalykas. Tai yra apie mūsų radimąsi, apie visą mūsų... Tai yra trumpai suspaustojimai, kaip mes radomės, kodėl radomės, kas čia su mūsų vyksta, kodėl visą tai tokį turi tragišką foną ir taip toliau. Labai daug galiu daugiau pasakyti, ruošiuosi prisėsti, prieš šitą nes išėjo Latvijų, reiškia, renginys latviškų pasakų Eglės Žalčių karalienės, reiškia, ta tema. Nežinau, ko gero nebespėsiu, bet kas dar jaunesni, prie šitos turime glaustis, ieškoti tenai atsakymų. Taip, finalas
Žurnalas yra taip jis liūdnas. Čia lietuviškos Klausykit, savasties. bet reiškia, gal aš tuoj užbaigsiu. Juk šventas raštas irgi yra liūdnas, kuo visur baigėsi apokalipsė, paskutinių teismų. Tai ten yra kažkokios technologijos tarp tos dramos, žodžiu, keliaujantys iš švento rašto apokalipsė. Tai yra mūsų apokalipsė tų daro. Bet tai labai tolimi dalykai, mes iki jų dar turbūt nepriaugom ir pradžiai išsiaiškinkime, apie ką ten kalba. Ten viskas labai tiksliai sudėliota. Ir kodėl tie broliai, kodėl jie žudo, kas Žilvinas galų, kas gali sakyti, kas yra Žilvinas. Aš daug mąsčiau ir aš, pavyzdžiui, atsakau šitą klausimą, kodėl Lietuvoje, kaip vieno fondas, yra daugiausiai beveik savižudybių tautoj. Tai gal šitą pasaką jis dar gali jums iš vyriškos krypties kažką pasakyti. Aktualaus. Jo, tuos slėpinius gal reiktų biškį atlaisvinti, kad ėjimas būtų impulsas vaikams. Taip, ten yra daug Žilvinas, kuris pradžiai atrodo nepaprastai svetimas, kažkokia chtoninė būtybė, reiškia, ten gyvatė, negyvatė. Ir staiga Eglė jį atpažįsta, kad jis tikis yra savo. Aš kitaip interpretuočiau, kaip motina biškį. Taip. Aš interpretuočiau taip. Nu gerai, į Eglės ten įlindo Žilvinas. Tegul, jis norėjo ją vesti. Kodėl tada lietuviai broliai jos neatiduoda? Ten atgauna, kaip vis tiek paskiau jinai patenka ir gimsta 3 vaikai. Kai jau gimsta duktė, vėl klausimas, kodėl jinai tada nori grįžti namo. Jau Žilvinas vėl, kodėl jis jaučia, kad jinai gali negrįžti, vėl ten. Čia yra daug gražių, kodėl, kai grįžta namo su vaikais, kodėl tie vaikai į mišką brolių nutempiami. Ir vėl, po kiekvieną kankinami, vėl kodėl. Ir atsakiusi visus, kodėl jinai atsistojus prie jūros turi paversti tuos vaikus. Matot, visos gilios tautos, turiu galvoj gilios archaiškos, reiškia, senos ir tokios pavojinės, jos turi savo vidinę paslaptį, dramą, galima sakyti, netgi ir tragediją. Tai vat viskas ten yra viskas, tai visi kodėl yra, mes juos tik tai jaučiam, bet aš manau, Eglė, pasilikim ateičiai. Dar mes iki jos dar nepriaugom, dar mes tik tai kapstomės, nes tas savastis, tas glūdėjimas iš miško, iš gardo, turi pereiti į vidų. Tai mes turime glūdėti vidumi. Tai dabar mes tik pradėjome pereiti į tą kitą glūdėjimą, ne fizinį glūdėjimą, bet ten nusidaręs miško tankmėj, išsikirtę savo gardą, tada glūdį. Bet perėmėm į tą vidinį glūdėjimą, kaip jis sakė, tai dar truputį mes nepriaugėm, nepribrendėm prie kelių, bet po truputį reikia pradėti domėtis. Aš tiesiog noriu užbaigti tą diskusiją, nes nuo to, ko ir pradėjome šiandien, ir Vidijoje, ir Albinas Kurtinaitis prieš 25 metus kalbėjo kodais, ką mes nemokam ir patys negird, bet ir iki gyvenimo galo mes tyrinėsim visus tas paslaptis, tas slapti, tą papartį, kurį mes ieškome. Čia yra tokia ir medis, virsmas kitas, kur mes kitų tampam, bet mes liekame. Tas pats rėdos ratas, kuris mums parodo darną, dorą, derą, rodom drabužis. Mes pakeičiam savo gal drabužį tik tai, bet tai nereiškia, kad tai mes čia turim labai daug mįslių ir visam gyvenime visada turim tų prasmių ieškoti. Ir tai yra, ko mes ateinam čia. Ir dar galbūt ne pabaiga bus, ir iš tikrųjų tęsime šitos pokalbius. Ir tai ačiū Dievui ir angelams, kad galim čia susitikti. Ir Genutė mūsų lankytoja ištikima nori tarti žodį paskutinį ir mes eisim prie arbatos. Gerai? Tęsti tos kalbas. Atsiliepdama į šios dienos temą,
Ir jumyse visuose matydama mokytojus, pramatančius tautos ateitį. Ir daugiausiai, kaip aš vadovaujuosi nuojauta ir klausiu savo prosenelių, o ką jūs pasakytumėt? O ką partizanai jūs pasakytumėt šiandien, atėję štai į šitą salę? Ar daugiažodžiautumėt? Ar trumpiau viską pasakytumėt? Toleranciją suprantu, bet su blogiu nėra tolerancijos. Taigi, kaip mūsų pradžioje deklamavau ten universitete, Richardo Bacho alegorinę pasaką Jonathanas Livingstonas Žuvėdra ištrauką. Jeigu leisit šiandien, aš ją pakartočiau, nes dainininkai irgi kartuoja kas savaitės savo dainas, o aš nors į 25. Vieną rytmetį Jonathanas su savo mokytoju ilsėjosi ant kranto, atlikę daugybę greitų statinių su glaustais sparnais. Kur visos kitos? Paklausė jis be garso, nes jau buvo išmokęs bendrauti telepatiškai. Kodėl mūsų čia taip mažai? O žinai, iš ten, kur aš atlėkiau, buvo tūkstančiai žuvėdrų. Žinau, palengavo galvą Salivanas. Aš tik tiek galiu pasakyti, Jonathanai, kad tokių paukščių kaip tu pasitaiko vienas iš milijonų. Daugelis mūsų brendome be galo lėtai. Pereidavome iš vieno pasaulio į kitą, tuoj pat pamiršdami, iš kur atkeliavome. Ir visai nesukdami galvos, kur keliaujame, gyvename tik tą akimirką. Ar tu gali įsivaizduoti, kiek daug gyvenimų reikėjo pragyventi, kol pagaliau mumyse gimė miglotas supratimas, jog gyvenimo prasmė yra ne vien tik valgyti, peštis ar siekti valdžiaus būryje. 1000 gyvenimų, Džonai, 10 000, o po to dar 100 gyvenimų, kol supratome, kad yra toks dalykas kaip tobulėjimas. Ir dar kitą 100 gyvenimų, kol paaiškėjo, kad pasiekus tobulumą toliau reikia jį skleisti. Žinoma, tie patys dėsniai mums galioja ir šiandien. Ir jeigu nieko neišmoksi, kitas pasaulis bus toks pat kaip ir šis. Į jį atsineši tuos pačius savo trūkumus, kurie varžys tavo galias ir slėgs kaip švinas. Tol slėgs, kol juos nugalėsi. Pagaliau Salivanas išskleidė sparnus ir pasisuko į vėją, sušaukdamas. Apie tave, Jonathanai, šito pasakyti negaliu. Tu per tokį trumpą laiką tiek daug išmokai, kad tau nebereikėjo 1000 gyvenimų. Malonus mokytojo žodžiai uždegė kraują mokinio širdyje. Jis taip pat buvo labai pavargęs, bet išskleidė sparnus ir pasisuko į vėją. Dar ilgai mokytojas su savo mokiniu mankštino sparnus vėjyje. Vieną ir tą patį pratimą darydami 100 kartų, tol, kol pavykdavo. Tai visiems Dievo palaimos, laimės, laikykim Lietuvą visi su glavo. Ačiū.
čia nuo to mokinio padaryta, jūs nešat meilę, nešat saulę, jums visiems, bet asmeniškai jums panašiai.